Labas, esu Agnė, jogos mokytoja ir jogos mokau jau nuo 2013 metų. Tai per tą laiką tikrai sukaupiau be galo didelį bagažą praktinių ir teorinių žinių. Jogą gyvenu visur, visada ir per tą laiką, per tuos visus metus mano jogos praktika tikrai keliavo visiškai netolygę kreivę, kaip ir daugumai per karantiną, viskas pakito, man tai sutapo su nėštumu ir mano jogos praktika natūraliai kito. Tai kartais norėjusi, iki nėštumo norėjusi labai intensyvių praktikų, tada dar buvau pirmoje savo jogos kelio pusėje, kada norėjusi to judesio, norėjusi stebėti savo fizinį progresą. Na, o vėliau tiek dėl karantino, tiek dėl nėštumo praktika turėjo šiek tiek kisti dėl skirtingų priežasčių ir visi keliauja skirtingų kelių. Tai ji tapo daug lėtesnė, ramesnė, buvo daug daugiau meditacinių praktikų. Dabar vėl pamažu grįžtu į šiek tiek judresnę, bet vis dar nenumoju ranką ir į meditatyves praktikas. Man labai įdomi pati joga, įdomi praktika, įdomu stebėti, kaip kiti keliauja to jogos keliu. Ir patikėkit manimi, apie jogą galiu kalbėti daug, man patinka kalbėti apie jogą. Jeigu tau bent kažkas surezonavo, tai labai kviečiu į jogos stovyklą. Bet tuo pačiu kviečiu ir į jogos mokytojų kursus. Tai jogos stovykla vyks rugpjūčio mėnesį. Molėtų rajone jogos mokytojų kursai prasidės rugsėjo mėnesį ir tęsis 8 mėnesius. Visą informaciją gali pasiskaityti, esu įdėjusi nuorodą, kur daugiau apie vieną ir apie kitą gali sužinoti, visada gali susisiekti su manimi ir papasakosiu, kas, kur, kaip, kada. O kas nesate niekada buvę jogos stovykloje, tai žinokite, neišsigąskite, mes priimame tiek naujokus, tiek pažengusius. Jogos stovyklą organizuoju aš kartu su kita jogos mokytoja Monika. Mes labai skirtingos, nors to paties Vinyasa Flow pagrindo mokytojas. Ir pamatysite, jūs pasisemsite tiek daug, tiek iš joginės pusės, tiek iš savo asmeninės tobulėjimo pusės. Be jogos rytinės, popietinės bus ir pirties ritualai, ir garsų maudynės, ir tiesiog bendravimas. Bendravimas su tais, kurie gyvena tuo, kas jiems įdomu. Na ir mus visus vienys joga, mus vienys gamta, nes mes apsistosime labai nuostabioje 100-mečių pušų apsuptyje ant ežero kranto. Tai jeigu bent kažkokia jūsų dalelytė galvoja, visai norėčiau atitrūkti ir 3 naktis, viso 5 dienas praleisti su joga, su kompanija, kurie mėgaujasi joga, tai labai kviečiu. O jogos mokytojų kursai skirti tiek tiems, kurie nori mokyti jogos ir patikėkite, pažadu, aš jūs išmokysiu mokyti jogos. Bet lygiai taip pat ir tiem, kurie jau jogą galbūt praktikuoja metai iš metų, bet tiesiog neprisilietė prie jogos filosofijos. Tai jogos mokymų metu mes nagrinėsime ir jogos filosofiją, žinoma, nagrinėsime ir fizinius jogos aspektus, tiek anatominius, tiek įvairių asanų, pozų. Tai labai kviečiu. O jeigu tiesiog nori pasijoginti kartu, žinok, su manimi gali jogintis tiek grupėje, aš jogą vedu jogos centre Klaipėdoje, bet taip pat gali su manimi praktikuoti ir individualiai Klaipėdos mieste arba online. Online tai jogos įrašai jau padaryti, tai tu juos gali įsijungti kada tik nori, kur tik tai nori, galbūt keliaujant atostogų, ar tiesiog nenorint gaišti laiko keliauti iki jogos studijos ar sporto klubo ir tiesiog praktikuoti ten, kur tu esi dabar. Jeigu bent kažkas patiko, bent kažkas surezonavo, galbūt iškilo kažkokių joginių klausimų, tai drąsiai imk ir susisiek su manimi. O aš lauksiu tavęs.
Iki.